Labą dieną visiems šitaip gausiai susirinkusiems. O, prikeso. Ir sveiki atvykę ir į knygų mugę, ir į labai reikalingos ir įdomios knygos pristatymą diskusiją. Ir diskusiją šiandien dalyvaujame trise. Knygos autorė, visiems puikiai pažįstama daktarė Kristina Sabaliauskaitė. Labą dieną. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius daktaras Arūnas Gelūnas. Ir diskusiją moderuosiu aš, daktarė Aistė Bimbirytė, Vilniaus paveikslų galerijos direktorė. Diskusiją mūsų pradėsiu gal kiek neįprastai. Pirmą klausimą užduodama ne autoriai, o gerbiamam generaliniam direktoriui, kadangi visai neseniai prieš keletą savaičių būtent jis pristatė pirmasis šią knygą, kuri vadinasi Kaip skaityti meną. Ir priminsiu, kad tuo metu tiesiog salė lūžo nuo klausytojų ir man atrodo virš 400 klausytojų mes tuomet turėjom. Ir noriu paklausti, kaip jūs, kaip vieno paties didžiausio dailės muziejaus Lietuvoje direktorius, generalinis direktorius, matote šitos knygos prasmę šiuolaikiniam kontekste? Kaip ta knyga atrodo dabartinėse aktualijose? Aš galvojau, kad jau šiandien niekas neateis, kad aną kartą buvo visi atėję, 400 žmonių, bet kažkaip vis tiek prisipažinsiu, kad nesu nustebęs, kad turim tokią lankytojų gausą. Ir smagu dėl to, tai liudija knygos aktualumą, tai liudija tai, kad autorės balsas yra girdimas. Ir, neapsimeskime, kad nėra dramblio kambaryje, vyksta labai niūrūs įvykiai, pasaulis kinta mūsų akise. Ir Kristina Sabaliauskaitė, kaip garsi rašytoja, kaip labai girdimas pasaulyje balsas, nevengia, ar kitaip sakant, aktyviai deda pastangas užstoti Ukrainą, demistifikuoti rusų kultūrą. Ir aš manau, kad šią knygą, kurią mes pristatome, galima naudoti dviem būdais šiame kontekste. Viena vertus tai yra nusiraminimas, tam tikra terapija, tam tikras vizitas į muziejų su gidu. Kaip žinome iš vieno tyrimo atlikto, tai vizitas į muziejų su gidu visiškai sumažina stresą, nuramina žmonės, tarsi panardina į geresnį pasaulį. Tai meno pasaulis visada daugybė žmonių buvo tas geresnis pasaulis, todėl mes turime, Aistė, su jumis tiek daug lankytojų mūsų muziejuose ir tai mus labai džiugina. Antra vertus, čia yra tokia maža sabaliauskaitiška išdaiga toje knygoje. Ji kalba apie ikoną, kuri buvo atvežta į Lietuvą iš Rusijos, iš Maskvos kaip karo grobis į 1612 metų Lenkų ir Lietuvių karų su Maskva konteksto dalykas, kaip buvo atgabenta ta ikona. Ir šitas faktas jau tam tikruose sluoksniuose net Lietuvoje sukėlė heito kampaniją prieš Kristiną ir prieš jos knygą. Tai matome, kokia aktuali knyga ir kaip žodis, drąsus žodis, aktualus žodis gali sukelti didžiulės reakcijas. Tai aš tik tai tuo pačiu norėčiau paminėti, kad jeigu kalbame apie 1610-12 metų karus ir lietuvius užėmusius Kremlių įgulą, tai tuo pačiu noriu pareklamuoti mano lenkiškoji leidykla Vydavnictvo Literatskė. Praėjusiu metu pačioje pabaigoje išleido knygą, kuri vadinasi Polacy w Kremliu. Lenkai Kremliuje, skirta būtent šitam mūsų istorijos epizodui, tai labai skatinu leidėjus pasidomėti šitos knygos teisėmis ir pabandyti ją išleisti Lietuvoje, kad turėtume tiesiog autentišką savo istorijos versiją ir, tarkim, ir daugiau pasitikėjimo savimi. Nes mano visos šitos knygos tikslas ir buvo parodyti, kad nežiūrint okupacijų, plėšimų, kuriuos patyrėme, vis dėlto turime labai daug gero meno Lietuvoje, europietiško, kurį verta
pažinti, žinoti, nebūtinai pirmiausiai važiuojant į kažkokius pasaulio muziejus, į ekskursijas, ne visi galų gale išgali tą padaryti finansiškai, bet nueiti artimiausią esantį muziejų Lietuvoje arba viešoje erdvėje esantį puikų meno kūrinį, pamatyti, pasigėrėti jo galime visi. Nes galvojau, turbūt kiekvienas Lietuvos vaikas yra nusifotografavęs prie Eglės Žalčių karalienės, bet mažai kuris žino, kuo šis kūrinys yra ypatingas kaip meno kūrinys. Tai mano tikslas buvo, nežinau, tokia terapija, truputėlį pasitikėjimo mumis pačiais šiais sunkiais laikais injekcija, sakykim taip. Dabar ačiū labai ir kalbant apie patį knygos išskirtinumą, tikrai nėra jokia paslaptis, kad pasaulyje knygų vaikams apie meną tikrai yra apsčiai. Tai nėra jokia naujiena, viena vertus. Pati prisimenu prieš keletą metų, kaip viešėjau Briuselėje, Karališkose meno muziejuose ir tiesiog buvau amo netekusi, pamačiusi ne vieną, ne dvi lentynas, o kelias sales knygų skirtų būtent vaikams. Aiste, aš kaip tik norėjau kalbėti apie Briuselį ir būtent ten apie dailės muziejaus knygyną, kuriame vaikų literatūros, meno, specifiškai meno literatūros skyriaus dydis yra kaip didelis lietuviškas knygynas. Tai yra tikrai kelios salės, yra įvairiausių pobūdžių, amžiaus grupių, priėjimų, stilių, meno reiškinių knygos. Ir tai yra tiesiog nuostabu. Beje, tas pats yra Karališkoje akademijoje Londone arba Nacionalinėje galerijoje. Tas pats yra Luvre ir Luvro padaliniuose Versalyje. Tai mane visą laiką toksai nedavė ramybės šioks toks piktumas. Kodėl Lietuvos vaikai nenusipelno to? Jiegi nusipelno, tai yra mūsų ateitis. Ir aš pamenu, kiek man daug davė mano pačios vaikystėje ir paauglystėje tos meno patirtis. Aš turėjau senelį, kuris labai puikiai išmanė meną, man labai daug pasakojo ir norėjau pasidalinti tuo visu. Ir mano toks pastebėjimas būtų, vėlgi prisiminus tą patį Briuselį ir tą gausą ten regėtą, kad Lietuvoje jau pamažučiuku jau judam irgi tą linkme. Ir būtent pastaraisiais metais pasirodė keletą knygų apie meną skirtų vaikams, būtent ir skirtų įvesti vaiką į muziejų ir padaryti taip, kad jis ten ir pabūtų. Tai ir Monikos Krikštomaitytės knyga apie Pelę, kuri išmano meną ir ją aiškina, lenkų autoriaus Čichotskio ir kiti vertiniai tokie tikrai labai vertingi. Bet mano asmeniniu pastebėjimu daugelis tų knygelių, jos yra skirtos mažesnio amžiaus vaikams, maždaug iki 10. Tuo tarpu jūsų knyga turi labai aiškiai apibrėžtą auditoriją, ji daugiausiai yra skirta būtent paaugliams. Tai mano klausimas būtų toks, kodėl pasirinkta būtent šita auditorija ir kokius konkrečiai jos lūkesčius, poreikius jūs bandote šitą knygą atliepti? Mes su leidykla labai svarstėm, kaip apibrėžti tą amžiaus grupę, nes iš to, ką aš matau ir iš savo patirties, mūsų vaikai nevienodai bręsta. Aš, pavyzdžiui, tokią knygą būčiau galėjau skaityti 10 metų. Ir manau, kad ir daugelis 10-mečių irgi atsiras. Su paaugliais, sakyčiau, galima adekvačiausiai kalbėtis, nes jie yra tarsi tarp. Turi geriausia tai, kas yra iš vaikystės, neatbukęs jautrumas, žvilgsnio šviežumas, o taip pat jau tampa po truputį suaugusiais ir bando įeiti į tokio suaugusiško, rimto, argumentuoto mąstymo ir kalbėjimosi teritoriją. Tai man tas buvo priimtina. Be to, gyvendama Londone ir labai daug savanoriaudama su mano dukros mokyklos vaikais, aš turbūt nežinau, per pastaruosius, sakykime, 10 metų aš esu aplankiusi visas įmanomas muziejų edukacinės programas, kurios yra Londone. Ir aš stebėjau, kaip yra dirbama su vaikais, kaip jam yra aiškinama, kaip yra supaprastinama informacija, kaip ji yra dozuojama, kad, liktų galvoje esminiai dalykai, o to pat būtų pažadintas smalsumas, žingeidumas pačiam toliau tęsti. Ir kad tas menas jis nebūtų sausas,
didaktiškas, nuleistas iš viršaus, kaip kažkas, ką tu turi įsiminti, iškalti, paklusti, o priešingai stebėti ir klausti. O sakykite, kalbant konkrečiai apie šitą knygą ir visą darbą su ją susijusi, kaip jums atrodo, ar yra kažkokie kertiniai elementai, be kurių būtent tokia knyga skirta tokiai auditorijai yra neįmanoma? Kas yra tie must? Mylėti jaunus žmones. Mylėti jaunus žmones ir pasirodžius šiai knygai buvo labai keistos viešos man kai kurios reakcijos, kurios mane labai nustebino ir nuliūdino, nes žmonės sakė, bet ji taip šiltai, bičiuliškai parašyta. Nu, reiškia, aš nerašiau jos iš autoriteto pozicijos, nes kaip galima kitaip kalbėti nešiltai ir nebičiuliškai apie meną. Tai tada nukenčia ir pašnekovas tavo, ir nukenčia menas, nes jisai, man atrodo, tam tikra prasme yra diskredituojamas. Kadangi menas ir meno kūrinys mumise turi pažadinti betarpišką, autentišką santykį, kritinį mąstymą, reikia nebijot provokuot, uždavinėt keistus, drąsius klausimus, nes menas yra sielos reikalai. Čia negali būti falšo jokio. Ne, mokytoja turi būti surykštė ir griežta, kitaip klasėje bus betvarkė. Taip, ir tu turi žiūrėti į kūrinį taip, kaip reikia, nes jeigu žiūrėsi ne taip, kaip reikia, tai bus labai blogas pažymys ir būsi nubaustas, jeigu žiūrėsi ne taip, kaip reikia. Taigi visi žinom, kad ruošiamės egzaminams ir interpretacija turi būti tokia, o ne kitokia. Ir man asmeniškai labai patiko knygos pabaigoje Kristinos pasakyta frazė apie misiją tos knygos, kad ta knyga turėtų būti kaip raktų ryšulėlis skaitančiam, kuris atveria duris. Tai man toks pasirodė labai poetiškas toks pasakymas, kuris nusako esmę knygos. Ir kas būna, kai turi rankose raktų ryšulėlį? Tai spyną atrakinti dažnai iš pirmo sykio ir nepavyksta. Tu jį taikai ir tas azartas yra bandyti atrakinti, kol galų gale įkiši raktą, jis sprakteli ir viskas atsiveria ir atsirakina. Ačiū. Turiu klausimą gerbiamam Arūnui. Na, vis tik pastaruoju metu jūsų vadovavimas muziejus tikrai labai stipriai šoko į priekį su leidinių turiniu ir kokybė, pati esu tikrai liudininkė. Ir paskutiniu metu turime ir keletą tokių leidinių, kurie nebejotinai artimiausiu metu taps bestselleriais. Ir vienas geriausių pavyzdžių galėtų būti Kuriančio vaiko, garsios menininkės. Tiksinčio, Kuriančio ir tiksinčio vaiko, taip atsiminimai, Aleksandros Kasubos būtent. Na, pati skaičiau reto grožio knyga ir ją gali skaityti tiek suaugęs, tiek paauglys tikrai, be jokios abejonės ir sakyčiau, kad tikrai gali rasti ir įkvėpimą. Bet mano klausimas toksai suktas dabar bus. Kaip jūs pats įsivaizduotumėte tobulą leidinį vaikams, kuris priverstų vaiką, augantį žmogų, ateiti į muziejų? Ta savoka tobulas gal mus gražina truputį prie Kristinos sarkastiškų pastebėjimų apie teisingą meno interpretavimą. Kokio norėtumėt pats? Aš turbūt kalbėčiau panašiai, kalbėčiau šiltai, kaip pats 3 vaikų tėvas ir matydamas jų susidomėjimą menu. Vienas galbūt taps jau kino operatorium, kita galbūt keramikė ir negali išsioperuoti savo asmeninės biografijos. Prisimenu, Leonidas Donskis sakydavo, aš negaliu savo gimtosios Klaipėdos išsioperuoti. Tai mes esam tokie, kokie esam. Ir aš manau, kad aš kalbėčiau mano knyga vaikams apie meną ar apie muziejus ir būtų toks dialogas tarsi su mano paties vaikais ar su jų klasiokais. Esu dukros klasėje vedęs pamoką apie meną ir ji buvo labai sėkminga, esam ir lankėsi muziejuje, sėdėję ant grindų, nes mano, kai tik atėjau dirbti į muziejų, svajonė buvo susėsti su vaikais ant grindų, kad mes supanašėtume su tais belgais, Britais, kurie myli savo vaikus, atsiveda ir jiems leidžia truputį daugiau negu tik tai pastirus stovėti ir klausytis gido interpretacijų. Tai aš negaliu atsakyti, bet pajuokaudamas pasakyčiau, kad tobula knyga apie meną vaikams greičiausiai galėtų būti tokia, kokią parašyčiau aš. Bravo.
Toks truputėlį kontekstinis vėlgi klausimas. Knyga yra be abejo labai tokia reikšminga ir paveiki priemonė, kuri padeda ateiti žmogui į muziejų ir ne tik į muziejų, apskritai pastebėti meno kūrinius savoje aplinkoje. O kokiais dar būdais viliojat jauną lankytoją į muziejų? Tai Aiste, mes tą darome visi kartu, ne? Jūs tos pačios komandos. Norėjau, kad jūs viešai prisipažintumėte. Taip, žinot, dar kai nebuvau muziejuje, kai buvau kultūros politikoje, kitur, tas kultūros vaikams, ne tik vaikų kuriamos kultūros, kas irgi yra labai labai svarbu, vaikų chorai, vaikų piešiniai, vaikų rašiniai, šokis, tai yra be proto svarbu, bet ir kultūros vaikams. Nes teko šiek tiek gyventi užsienyje ir aš pasigedau labai mažiems vaikams kultūros elektroninėje erdvėje. Ten britų ir prancūzų buvo krūvos dainelių, animacijos, įdainuotų, įkalbėtų, kurie skatina vaizduotę, kur gali prieš miegą tiesiog pažiūrėti kartu filmuką, dainuoti tas daineles kartu. O lietuvių kalba tuo metu, prieš 10 maždaug metų, buvo galvos pora tokių animuotų dainelių ir tai buvo viskas. Ir aš galvojau... Nežiūrint į deklaruojamą rūpestį lietuvių kalba ir didžiulę lietuvių diasporą užsienyje su vaikais, kuriem ta kalba yra gyvybiškai būtina. Visiška tiesa. Tai va čia irgi mano kryžiaus žygis, kad kodėl negalima YouTube'ą įkelti serijos klipų su labai jaunais, simpatiškais, draugiškais mokytojais, kurie galėtų tas tokias online pamokas nereikalaujančias prisijungti konkrečių metų nuotoliniam mokymuisi tiesiog sudėti internetą. Jo, čia prisipažinsiu, kad mano žinios apie interneto turinį lituanistinį gražiai pateikta yra truputį pasenusios. Ir negaliu pasakyti, kiek daug ar kiek mažai atsirado tų klipų, animuotų dainelių ir panašaus dalyko, bet man atrodo, kad tai labai perspektyvi terpė. Tai dailės muziejai galbūt jie tam interaktyvumui ir ekranėliams nėra labai dėkingi, nes jie siūlo susitikimą su originalu ir man teko aplankyti tikrai šimtus muziejų visam pasaulyje, nuo Amerikos iki Taivano, nuo Japonijos, Italijos, Prancūzijos ir taip toliau. Ir interaktyvumas, ta ekranėlių kultūra galbūt nėra ten labai paplitus. Ji yra labai populiari istorijos muziejuose, gamtos muziejuose, kitur. Bet aš manau, kad dėmesys vaikui, tas susėdimas ant grindų, vaikų žaidimo kampai, tinkamai parengti gidai ir edukatoriai. Aš manau, jie yra auksas. Ir klausydamas, kad Kristina aplankė visas britų edukacijas, galvoju, reiktų pirkti šios paslaugas. Mielai. Aš dabar prisiminiau visai neseniai, beje, su sūnum žiūrėtą laidą, yra, man atrodo, ar britų ar amerikiečių, nepamenu, vadinasi Brainchild. Labai tokia įdomi laida ir buvo atskira serija skirta menui ir muziejams. Ir ten buvo remtas neseniai atliktų tyrimų, kuris labai aiškiai rodo, kad tie, kurie ateina į muziejų ir į meno kūrinį žiūri pro telefonus, tai yra masiškai jos fotografuoja, beje, aš dar netaip senai buvau viena iš jų, nes tarsi norisi prisiminti ir tu viską ten pyškini ištisai, tai rezultate šitie žmonės labai mažų procentų prisimena, ką jie iš tikrųjų matė. O tie, kurie žiūrėjo į meno kūrinį be tarpininko skaitmeninio, gerokai geriau įsiminė tai, kas buvo pamatyta. Tai vat įdomios irgi ir jūsų mintis būtent apie tą skaitmeninį objektą muziejuose ir jo naudą meno pažinimui arba nenaudą. Nes vienu metu tikrai buvo tokia didžiulė mada ir Lietuvos muziejuose parodas ir nuolatinės ekspozicijas tiesiog užkišti elektroniką. O dabar aš pati iš savo praktikos pastebiu, kad kažkaip vis traukiasi šitas sritis ir vis tik daugiau paliekama asmeninio santykio. Ką jūs apie tai manot? Na tai aš esu iš tų muziejaus lankytojų, kurie ateina ir, kaip sakė ponas Binas, I just sit and look at the pictures. Tai aš žiūriu, o paskui išsitraukiu telefoną ir pradedu fotografuoti, nes, jeigu man kartais reikia, žinau, kad man to kūrinio reikės rašant darbui, šiaip įdomus, gal mažiau publikuotas katalogose, retesnis, nebūtinai rasiu jo atvaizdą internete, tai aš savo telefone nešiojuosi ne vieną pasaulio muziejų. Bet kai aš išsitraukiu telefoną ir pradedu fotografuoti, jeigu šalia būna mano dukra
jinai pradeda mane barti ir sako, mama, ką tu darai, kaip tau negėda, slėpk tą telefoną. Tai manau, kad visai fain. Nors pati būtent gamtos muziejuose, kaip teisingai pastebėta, gamtos istorijos, kur yra chronologija, ląstelės, mokslo kažkokie, tai labai mielai naudojasi tais būtent skaitmeniniais terminalais. Bet džiugu, kad menas turi būti žiūrimas be telefono. Vis dėlto. Aš galėčiau žodin pakartoti. I just sit and look at the pictures. Tai aišku, tokiam darbe kaip mūsų, kurie mes vis dėlto neįeiname į tuos muziejus nekaltų žvilgsniu. Aš prisimenu, net Müncheno senoji pinakotekoje plintusus fotografavau, kad parsivežti, kaip Vilniaus paveikslų galerija irgi galėtų ten radiatorių aptaisus išspręsti ar kažką. Tai čia jau yra liga, čia profesinė liga ir nieko nepadarysi. Bet ypač, kai lankausi muziejuose vienas, norisi tą žvilgsnio nekaltumą ir tą buvimą visiškai užvaldyto meno kūrinio grąžinti savo kaip dovaną. Ir būtent aš irgi taikau tą dvejopą metodiką. Tai įeinu, pradžioj leidžiu kūriniams užvaldyti, net nežiūriu, kas autorius, nors dažniausiai ir taip aišku daugiausia būna. Bet po to antrasis ratas tai yra skaitimas, fotografavimas ir etikečių fotografavimas ir kartais siuntimas savo kolegoms, įskaitant ir jūs, Aiste. Taip, galiu patvirtinti. Praktiškai atsakėte abu į mano kitą klausimą, bet aš jį dar norėčiau paplėtoti, nes man atrodo, ir klausytojams tai yra labai įdomu. Kadangi pati esu muziejininkė, tenka dažnai dalyvauti įvairiausiuose mokymuose, kurie skirti darbui su lankytojais. Na ir kad darbuotojams būtų lengviau dorotis sudėtingose situacijose, paprastai, tų kursų mokytojai suskirsto lankytojus į tam tikras charakteristinės grupės. Žodžiu, tokius stalčiukus sudėlioja, kad būtų lengviau atskirti ir žinoti, kaip kokioje situacijoje su vienu ar kitu lankytojų tipu elgtis. Ir ar įsivaizduojat, koks yra didžiausias baubas, pavyzdžiui, gidams muziejaus? Kokie lankytojai kelia šiurpą? Tai yra tokia savoka ugly American tourist, kuris viskuo nepatenkintas ir viską kritikuoja. Tai gal čia kažkas truputį arti? Taip, tai yra tie visažiniai, kurie viską žino. Jie ateina į muziejų nesužinoti, o patikrinti, ar žino tiek pat muziejaus kolektyvas ir pageidautina, kad nežinotų tiek pat. Pačiai yra tekę susidurti. Ir priešingai tikrai yra žmonių, kurie ateina labai nuoširdžiai atvirom širdim, klausinėja, smalsauja ir tada tas pokalbis tarp muziejaus darbuotojo ir lankytojo virsta dialogu. Ir įvairiausiai yra anekdotai ištinka. Ir ašarų turėjom beje po paskutinės parodos Juslės ir jausmai, nes iš tiesų sugeba iššaukti tą tokį jausminį vulkaną. Tai, taip. Ir man dabar įdomu, kokie lankytojai, kokiai kategorijai priklausite jūs patys? Vat apie plintusus išgirdom, tą patį galiu pakartoti ir aš su ranka paskutinį kartą, kai buvau New York'e, buvo Beatrix Potter, nepaprastai graži paroda anglų iliustruotojos. Ir tobulai išspręsti spalviniai sprendimai, bet man rūpėjo etikečių dydis. Ir mano telefone irgi yra pilna nuotraukų, kur yra etiketė ir šalia mano ranka, kad aš galėčiau pamatuoti, kad taip atrodo gera etiketė, reikia nusiųsti kolegoms. Tai man labai tas pažįstama. Bet kaip jūs elgiatės muziejuose? Tai su visažiniais skaitytojais, tai jau ir aš susidūriau šitai knygai pasirodžius, taip kad tikrai labai puikiai suprantu, apie ką jūs kalbate. Tai gerai, džiugu, kad tiek daug išprususių žmonių meniškai Lietuvoje galim tik tai pasidžiaugti. Kaip aš elgiuosi muziejuose, aš turiu pasakyti, kas man labiausiai patinka, bet aš esu labai išlepintas žmogus. Man patinka, kai muziejų direktoriai arba parodų kuratoriai padaro privatų turą. Va čia yra geriausias dalykas. Ir kadangi aš turiu tarptautinėje muziejininkų bendruomenėje irgi gana plačius kontaktus, pažįstu daug muziejų kuratorių, specialistų, tai kada žmogus, kuris sukūrė parodą, eina ir pasakoja, ir dar su visokiais ten užkulisiais, ir pletkais, ir anekdotais, ir visa kita, bet svarbiausia su aistra, nes aš nepažįstu ne vieno kuratoriaus, kuris darytų parodą, kuriai jis yra abejingas. Ypač Juslės ir jausmai.
O japonų paroda kokia buvo? Turėjau beje privilegiją privataus Man, turo. kai pasakėjai, kad surengė turą, nukrito širdis į kulnus, aš galvoju, ar mes vaikščiojom, bet tada tiksliai prisiminiau, kad praėjusią vasarą tikrai vaikščiojom. Japonų parodoje ten krykštavom nuo tų visų užkulisinių plėtkelių. Tai galiu tik tai pasakyti, duoti vieną patarimą, ką beje kartais irgi pati darau. Jeigu esate muziejuje, pamatote, kad eina kažkoks kuratorius, ar su kažkokia muziejininkų delegacija, ar su kažkokiais svečiais, jūs pritikinkit ir prisiplakite prie jų ir pabandykite paklausyti, nes aš pažadu, kad tai yra tikrai nepaprastai malonu. Bet svarbiausias dalykas, kas mane ištinka muziejuje, ir turbūt nuo pat pirmųjų mano išvykų į pasaulio muziejus, tai yra tai, kaip tave pritrenkia originalas. Tu gali apie jį būti skaitęs nežinau kiek, išlaikęs egzaminus 10-ukui apie tą stilių, reiškinį ar kūrinį, bet kai tu pamatai natūroje, jis kartais tave tiesiog pribloškia. Tai aš atsimenu, buvo mano pirma išvyka į Luvrą ir kaip tik buvau po pirmo dailėtyros kurso, išklausiusi amžinatilsį Alfredo Širmulio kurso, kuris yra, nežinau, klasika ir paliečia turbūt kiekvieno menotyrininko širdį, ir tai buvo, reiškia, akmens amžius, Egiptas ir antika. Ir aš atsiradau Luvro, reiškia, apatiniam aukšte, kur yra egiptologijos visa ekspozicija, ir pamačiau, yra tokios egiptietiškos kubinės skulptūros. Ir aš atsimenu, Širmulis visą laiką sakydavo, va čia atsiskleidžia visas egiptiečių monumentalizmas. Ir žiūri tą skaidrę, taip labai graži yra suabstrahuotas tupinti figūra faraono ar faraonės Hatšepsut į tokį kubą monumentalų su galva. Ir, taip, labai monumentalu, įspūdinga, bet kai tu pamatai tą skulptūrą natūroje ir tu supranti, kad ji yra va štai to, o kai tu ją matai jos atvaizdą skaidrė, jisai atrodo, kad, turbūt iki lubų šitos salės, tokio dydžio monumentalumas. Tu tada supranti, kas yra monumentalumas. Arba Samotrakės Nikė. Jau atrodo jau taip nuvalkiota, jau visur, ten ir ant raktų pakabų, kuris. Bet kai pirmą kartą atsistoji laiptų aikštelėje Luvre ir pamatai tą visą jos veržlumą, grožį, tai yra iš tikrųjų katarsinės patirtis visiškai. Ir Lietuvoje turime irgi tokių kūrinių, kur tikrai atsistojus prieš jį patiri katarsi. Miško gaisras, pavyzdžiui, vienas iš jų esantis šioje knygoje. Tikrai atsistoji ir atrodo, kaip girdi traška pleškantis ugnyje spygliai, ar ne? Šiuo metu Vilniaus paveikslų galerijos nuolatinė ekspozicija. Taip, jeigu prakalbam apie simbolinius kūrinius, nes gaisras simbolizuoja visą degančią Lietuvą tuo metu labai niūriam istoriniam laikotarpį, tai aš prisiminiau visai neseną istoriją, kaip tik mano kolegės Aistės ekskursija po parodą Florentem, nuostabią parodą, kurios katalogą jau galima įsigyti Dailės muziejaus stende, taip pat puiku, bet aš niekad nepamiršiu, kai vaikščiojant po parodą, Aistė atkreipė dėmesį, kad jeigu vaiko rankose nuskinta gėlė, tai yra mirusio vaiko portretas. Dažniausiai. Tai negali atmatyti po to, negali tų paveikslų kitaip žiūrėti, kažkoks tai išsilieja liūdesys. Ir tai yra mažutis, bet puikus pavyzdys, kaip tas raktelis, raktų ryšuliukas, kuris yra šita knyga. Jis tiesiog pakeičia matymą, pakeičia tavo žvilgsnį, pakeičia nuotaiką, paverčia tave išmintingesniu ir paverčia santykį su menu labai prasmingu. Tai aš manau, tokių rakčiukų ir šitoj knygoje, ir gidų ekskursijose, ar jie būtų kuratoriai, ar tiesiog labai gerai informuoti gidai, tai yra labai didelė vertybė. Taip, čia vėlgi apie tą gebėjimą ir išmokimą skaityti meną. Ir tai yra puikia proga, būtent tai, ką pasakė ką tik gerbiamas Arūnas, grįžti prie Kristinos knygos. Ir noriu klausytojams priminti, kad Kristina yra ne tik tai,
viena moderniausių ir tokių aktyviausių rašytojų, bet kartu ir humanitarinių mokslų daktarė, menotyrininkė, būtent baroko dailės specialistė, su kuria tenka laimė konsultuotis, kai rengiame parodas. Taip pat jau šiuo metu 3 paroda, kuriai gerbiama Kristina skolina meno kūrinius iš savo asmeninės kolekcijos, dar bus ir 4. Anonsuosiu. Ir aš pati labai gerai prisimenu prieš keletą metų Vilniaus jubiliejaus progą, kaip mes rengėme didžiulę, labai gražią tokią, sakykime, mokslinę parodą, Svetimas virtęs savu, tai būtent apie užsieniečius kūrusius Vilniuje. Ir būtent Kristinos teisingai ir naujai perskaitytas kūrinys pakeitė ir pačią ekspoziciją. Mes pirmoje salėje norėjome kabinti portretą, kuris tradiciškai buvo laikomas Vilniaus vyskupo Povilo Alšėniškio portretu, nutapytų italų dailininko Del Montės. Na ir vėliau paaiškėjo, kad tą paveikslą teks nukabinti, nes Kristinos dėka teisingai perskaičius atributus, tai yra kostiumą, veido bruožų susiejus tai su istorinė medžiaga, teko ieškoti kito kūrinio. Pektoralas svarbiausiai. Ne, šiaip tai ten su to buvo juokingas dalykas, nes to portreto atribucija tai buvo mano bakalaureatas, mano bakalaurinis darbas. Ir ši mokslinė publikacija yra publikuota Katalikų mokslo akademijos metraštyje, seniai jau daugelį metų, bet tiesiog dėl tam tikrų priežasčių ankstesnė muziejaus vadovybė, sakykime, norėjo turėti kažkokio mistinio 16 amžiaus renesanso meistro darbą vietoj pasaulinio garso 17 amžiaus vidurio Danieliaus Šulco darbo, kuris buvo atributuotas. Nors kai aš parodžiau savo profesoriui Varburgo institutą, kadangi ten dėl atribucijų konsultavomės, sako, čia tavo bakalauras. Ir sako, o jie mano, kad tai yra 16 amžius, tai buvo labai nustebęs. Bet svarbiausia, kad ten yra su Žemaitijos vyskupo kryžiumi iš ametistų pavaizduotas ir ten, žodžiu, ir kriminologus teko telktis atribucijai to, reiškia, nustatymui paties asmens, kas ten yra pavaizduotas. Nu tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Kazimieras Pacas gal bus pagaliau pripažintas oficialiai, kad ten jis, nes yra nemažiau įdomi asmenybė, o menininkas tai net ir geresnis negu Del Monte. Bet ką aš noriu pasakyti, visa informacija buvo tame pačiame paveiksle. Tiesiog pačiame paveiksle. Jį tik reikėjo perskaityti. Aiste, aš dar labai apie žvėrieną noriu pakalbėti. Į sveikatėlę, prašau. Šiuo metu Radvilų rūmuose, Radvilų rūmų dailės muziejuje yra eksponuojamas nuostabus, mano vienas mėgiamiausių Jano van Utrechto ir Jano Bokhorsto darbas Žvėrienos krautuvė. Ir aš galvoju, kas ten negerai su tuo pavadinimu ar kažkokia samprata. Bet visą laiką buvo kažkoks nejaukumas, nes tie atseit žvėrienos pardavėjai, kaip sako mūsų kolegė daktarė Joana Vitkutė, kažkokiais melancholiškais veidais. Nu, pardavėjas nesielgia, tai pardavėjas truputį draugiškas. Bet niekas neperka, tai tada. Ir kažkoks, o kur tada pirkėjas, kur prekystalis, kažkas ten buvo neaišku. Ir Kristina sutaršė tą atribuciją, sutaršė to pavadinimo atribucijos nesutaršiau, aš nekvestionuoju, kas autorius. Taip, ikonografija. Ikonografija, taip. Kad jokia ten neparduotuvė. Tai yra tiesiog turtingų namų žvėrienos ir daržovių sandėlis. Ir tie melancholiški vaikinas ir mergina yra todėl ir melancholiški, kad jie ne pardavėjai, ne savininkai, jie yra tiesiog tarnai, kuriuos atsiuntė į tą sandėlį paimti kažko ant ponų stalo. Tai puikus pavyzdys, kaip irgi pasikeičia perspektyva. O visa žvėriena ir visa vaisiai tai yra tradicinė ikonografija tokių natiurmortų, kuris simbolizuoja gyvenimo tuštybės puotą. Kad jie reiškia ten ir mirusią gulbę, kuri yra skaistybės, ištikimybės miręs simbolis, ir paukštelius, kur yra mirusi siela, reiškia, tos visos gerybės jos iš tikrųjų simbolizuoja, kad tai yra viskas laikina. Ten yra ir tam tikra, sakykime, tokia
erotinę, seksualinę potekstę, tarkim, kad apie kažkokį nesantokinį ryšį. O greta kitam stalo kampe yra visi vaisiai ir, žodžiu, ir gerybės, va štai čia, kurios yra susijusios su krikščioniškąja sielos ikonografija. O būtent skerdienos ir mirę paukščiai ir šaldomas liejamas vynas, tai yra viskas atributuojama gyvenimo tuštybės, laikinumo, praeinamumo puotai, kurios, va čia yra toks mažas šuniukas, numestus kaulelius apgraus šunyčiai. Dar noriu pokštą vieną pasakyti, kad kai aš pats vedu svečiam ekskursiją ir rodau tą darbą, aš visada prisimenu, kad kažkada spaudoje prieš kokius 15-20 metų buvo aprašytas skandalas, kaip benamis pačiupo tvenkinyje plaukiančią gulbę ir norėjo ją išsikepti ir suvalgyti. Ir tai buvo didelis kriminalas, jį sulaikė, pasmerkė, o tuo metu valgyti gulbę buvo labai prabangus dalykas. Ir tik kilmingiai tą galėjo daryti. Ir iki šiol Britanijoje visos gulbės priklauso tik tai karaliui. Tai yra karališkas paukštis, kurį beje kartais albanų imigrantai pasigauna ir irgi išsikepa suvalgo kur nors parko pakrūmiai. Dar ir dabar tokių žinučių kartais laukiam. Tu, Kristina, tai pasibaisėtina tiesiog. Jei neklystų su grybais tas pats. Man atrodo, kad grybauti šiaip jau Anglijoje šiaip negali. Reikalingas yra leidimas. Taip. Kitas mano klausimas, kurį beje irgi šiek tiek jau palėtėme, mes kalbame apie kūrinius, kurie galimi pažinti bet kuriam esančiam Lietuvoje. Ir tai yra vienas iš šitos knygos pagrindinių ypatumų, kad Kristina čia sudėjo kūrinius, kurie yra Lietuvos muziejuose arba kitose atminties institucijose arba paveldo paminkluose. Tai yra kūriniai, kurie yra čia pas mus. Taip, kad ir knyga yra toksai kaip instruktažas, kaip veikti čia ir dabar. Tai kokiu principu vadovaujantis, kokiais kriterijais vadovaujantis tie kūriniai buvo atrinkti, nes begalės jų gali būti? Buvo labai sudėtinga atrinkti, nes, kaip idealiai, aš norėjau, kad būtų geografiškai kuo labiau išbarstyta po visą Lietuvą. Reikėjo suderinti labai daug skirtingų kriterijų ir aspektų. Tai norėjau, kad būtų ir geografiškai išbarstyta, bet tada reikia, kad ir chronologiškai judėtum, ir tas stilius nesikartotų, nes negali būti dominuoti kokio nors vieno meninio stiliaus per daug dalykų. Tarkim, galėjau 10 baroko kūrinių sudėti, bet norėjosi ir apie kitus stilius lygiai taip pat pakalbėti. Tai čia tada iškart dar sudėtingiau. Ir dar norėjosi, kad būtų kuo įvairesnės technikos atspindėtos. Nes knygos tikslas buvo, kad galėtum pamatyti kūrinį Lietuvoje, arba bent, kad jis būtų Lietuvoje, kai kurie yra saugyklose, bet gal muziejai ištrauks juos. Ekspozicijos yra keičiamas. Jeigu būtų toks tai poreikis. Aišku, kad neištrauks, mesgi tik saugom ir nieko nerodom. Čia yra toks vaizdinys apie muziejų. Ir taip pat norėjosi, kad apie stiliaus dalykus galėčiau pakalbėti, apie pačias technologijas, ir judėti chronologiškai. Tai buvo iš tikrųjų labai sunku suderinti tuos dalykus. Pirmiausiai atrinkti, nes knyga negalėjo būti tokio storio, nes iškart atbaidytų visus. Geriau po truputį nedideliais žingsneliais judėti į priekį, nesudėtingai, net jeigu ne visą, o nors truputį informacijos pasiims skaitantysis vaikas ar paauglys iš šitos knygos, tai jau bus gerai. Svarbiausia, kad nebijotų tą daryti ir pamatytų, kad tai yra įdomu. Aš manau, kad baimės ten tikrai negali būti, nes vos atvertus pirmosius puslapius iš karto duodamas ir vienas raktų pačių svarbiausių. Tai yra dažniausiai naudojamų terminų žodynas, kas man asmeniškai labai patiko, nes dažniausiai nuo to ir reikia pradėti, nes kitaip tu nesuprasi, apie ką yra kalba. Tai va tokio tipo knygose, kaip jos yra leidžiamos užsienyje, tai būna visą laiką gale 3 dalykai. Būna žodinėlis, pagrindiniai terminų dalykai, būna indeksas paminėtų menininkų, bet mano atveju aš atsisakiau indekso idėjos, kadangi buvo daug tiesiog nežinomų menininkų. Liaudės menininkai, ten su senaisiais kūriniais, neolito menininkas nežinomas. Ir 3 dalykas būna labai išsamus iliustracijų sąrašas. Daugiau paprastai nieko ir nebūna.
Aš čia apie tą žodinėlį ne veltui taip suku į tą pusę Bet kalbą. aš žodinėlį iškėliau į priekį, kadangi, na, kiek man teko girdėti, ir aš daug labai bendradarbiauju su dailės pedagogais Lietuvoje, kurie man, labai nušvietė situaciją. Tai dažnai, tos pagrindinės savokos, jos mokyklų programuose, tarkim, nefunkcionuoja. Dėl to man pasirodė labai svarbu žodinėlį ištraukti į priekį, kad bent jau permestų akimis, bent jau žiūrėtų, kas yra kopija, kas yra originalas, kas yra replika, tokius pačius paprasčiausius dalykus. Aš noriu labai greit replikuoti, kad vis dėlto čia aprašomi Lietuvos muziejų rinkinių kūriniai nėra tas pats, kas aprašyti Florencijos, Londono, Berlyno, Müncheno, kur yra daug daugiau tęstinumo, žymiai daugiau aiškumo, žymiai ilgesni dešimtmečiai, net šimtmečiai darbo. Kai kurie mūsų rinkinio eksponatai, labai daug, yra susijęs su trauma, su bolševikmečiu, su išdraskytom bažnyčiom, su represuotais asmenimis, kurių kolekcijos po to buvo įtraukiamos. Taip, kad reikia turėti omeny ir šitą istorinį aspektą. Aiškumo, aš labai tikiuosi, kad palaipsniui atsiras daugiau. Mes dirbame, tos atribucijos vyksta, bet šiandien dar yra tas trauminis pėdsakas labai ryškus. Ir čia turbūt sutikčiau su Kristina, kad parašyti daugybę kartų nežinomas autorius nebūtų labai geras dalykas. O aš noriu dar pastebėti, kad be šitų tikrai kertinių terminų aš asmeniškai skaitydama knygą radau ir šiaip labai įdomių žodžių. Ir čia tokia mįslė šarada, atsakymą be abejo autorė žino, radau žodį rankpaduotuvės. Man vienas gražiausių gal pasirodė, tai klausimas ir publikai, ir tikiuosi, kad autorė išduos paslaptį, kas tai yra. Kas yra rankpaduotuvės ir kodėl tai yra svarbu, kalbant apie Lietuvos dailės istoriją? Todėl, kad rankpaduotuvės lietuviškai, lenkiškai zarančiny, zaranka, nuo frazės lenkiškos už rankos paimti, tai yra vienas iš piršlybų ir vestuvių papročių buvusių Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, kuris yra pavaizduotas nuostabiame Pranciškaus Smuglevičiaus tapybos darbe, tradiciškai vadinamame Lietuvos valstiečiai. Bet tai yra man tikrai vienas gražiausių Lietuvos dailės istorijoje darbų. Aš jį tiesiog, be galo myliu, jis yra ir šiuolaikiškas, ir neprarandantis savo tos estetinės įtaigos, ir labai labai intriguojantis, įdomus, o kodėl, tikiuosi, sužinosite perskaitę. Dar vieną suktą klausimą turiu šarados tipo. Kas yra bendro tarp Vilniuje esančios Švento Petro Povilo bažnyčios stiuko lipdinių ir šiuolaikinių kaučerių? Aš tai žinau. Tai gal ir prašom tada. Ten yra pavaizduoti rankų gestai. Daug figūros, stiuko statulos, kaip ir dera baroko dailiai, ne tik skulptūrai, bet ir žinoma tapybai, jos bendrauja, komunikuoja rankų gestais. Ir 17 amžiaus viduryje buvo toksai britas John Bulvers, kuris parašė veikalą Chirologija arba rankų gestų mokslas. Ir toje epochoje kiekvienas rankos gestas turėjo labai konkrečią reikšmę. Dėl to net beraštis ano laiko žmogus, jisai matydamas šventąjį, kuris rodo pirštai viršų arba delną, jisai labai aiškiai suvokdavo, kokią emociją ir kokią simbolinę prasmę perteikia tas gestas. Ir įdomu, kad Bulveris tam rankų gestų tokią kalbą išrado būtent padėti kurčnebyliam ano metu, ir ją iki šiol naudoja kaučeriai ir retorikos dėstytojai visokie, kaip paveikti įtaigą auditorijos. Na štai aš ir pati padariau keletą gestų. Čia turbūt labai tiktų pasakyti
skandalingą žinią, kad Kristina Sabaliauskaitė nėra vienintelė šitos knygos autorė, o ir jos dukra, kuri piešia tuos gestus apkalbėtus. Ar tai tiesa? Ten keletą rankyčių, nes tiesiog nuostabusis knygos dizaineris Zigmantas Butautis. Aš pasakiau, kad būtų gerai išskirti atskirus blokus, ten ką įsidėmėti, ar ten kažką su lupa išdydinti. Tai jis pasakė, bet čia kažkaip iš agentūros tokius retro pirkti nesinori, negyva, gal čia reikėtų nupiešti, bet aš taip pat nepiešiu. Iš tikrųjų, jis yra per didelis, per rimtas dizaineris, kad užsiminėtų tokiais niekais. Ir tada mano dukra pasisiūlė ir... Buvo outsourcinta šitą paslaugą. Sakykit, Kristina, ar yra knygų, kurias galėtumėte įvardinti kaip įkvėpimo šaltiniais jūsiškiai? Arba knygos tokio tipo, kurios jums labai imponuoja ir atrodo sektinos? Labai jų daug yra. Aš jau rašydama tą knygą, aš tikrai vaikščiau į knygynus, ėjau, žiūrėjau, kaip tokios knygos yra parašytos, kaip jos apipavydalintos, kokia metodika naudojama. Tai net nežinau, negalėčiau jų vienos išskirti, bet tikrai labai raginu, jeigu turite vaikų ir lankotės užsienio muziejuose ir žino kokią nors užsienio kalbą, pamėginti ir įsigyti daugiau tų knygų. Mano knyga tiesiog labai skausmingai apnuogino faktą, kad iki tol Lietuvoje nelabai būta tokio žanro knygų, nes kaip jūs ir minėjote, arba visiškai mažiukam, arba jau moksliškai rimtai suaugusiam, o tokio tarpinio prieinamo nebūta. Ačiū labai. Ir man regis, mūsų diskusija jau eina į pabaigą. Mes Taip, ne taip. 45 minutės turėjom, tai jau taip čia jau sąžiningai. Tai toksai pabaigai klausimas, ko linkėtumėte savo skaitytojams tos knygos? Ir tas pats matyt ir gerbiamam Arūnui irgi, ko linkėtumėt skaitytojams šitos knygos? Tai, kad iš tikrųjų jie turėtų vaizduotėje tą raktų metaforą, kad jie tikrai jaustųsi, kad kiekvienas perskaitytas skyrius, susipažinimas su kūriniu yra kūrinio atrakinimas. Ir tikrai manau, kad tada apsilankimas Lietuvos muziejuose, kurie yra nuostabiai atsinaujinę, nuo Telšių ir Varnių iki Vilniaus, iki Šiaulių, be abejo Kauno. Tikrai yra daugybė atsinaujinusių ekspozicijų, parodų, tikrai yra ką pažiūrėti, o manau, nešini šią Kristinos knygą rankoje, jie turės neapsakomą malonumą. O mano palinkėjimas būtų tai, kaip ir minėjau, nebijoti, eiti į muziejus, prisijaukinti tuos meno kūrinius visus ir vėliau, jau turint tą tokį bebaimišką artumą, o gal net ir pradedant nuo šiandien, nebebijoti siekti profesionalių mokslinių publikacijų. Pradėti nuo Dailės muziejaus stendo su nuostabioju Florentėm katalogu, kurio aš labai noriu, dar neturiu įsigyti. Ir paskui nuėjus irgi yra ir Kultūros tyrimų instituto, ir trečioje salėje yra visos mokslinės leidyklos ir Dailės akademijos leidykla. Ir nebijoti eiti, imti pačias tas jau rimtasias vėliau mokslinės publikacijas, kurios turint tokius pradmenis ir tokį įvadą ir bazinės savokas, bazinį supratimą apie stilių, jau bus tada prieinamos irgi. Bet noriu pasakyti, kad prisijaukinimas, kuris čia yra raktinė savoka, nėra akimirksniu įvykstantis procesas. Tai net ir lapė, kai sakė mažajam princui prisijaukink mane, jinai turėjo omeny palaipsninį procesą. Taip, kad viskam reikia kantrybės ir truputį laiko. Tai šitą reikia turėti omeny, kad tai nebus žaibiška. Bet procesas vyksta, nebesustabdomai, man atrodo. Ačiū visiems. Ačiū.